pasinaudok progą. Dabar šit setaps, kur mes gyvenam, kaip mes atėjom šit fizinį realybę, dabar šit setaps visą to ir ypač žemė yra moteriškas energijos etapas. Vyriška energija jau praėjo, mes išgyvenom, mes išmokom išgyventi, mes išmokom patirti ton, mes padarėm ton, pastatėm namus, padarėm visko čia ir dabar, bla 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 bla, galėčiau pasakoti. Vyriška energija jau atitarnau. Ir aš nekalbu, kad vyras šitas su tokį lytiniu organu ir moteris su tokiu organu. Vyriška ir moteriška energija nėra visiškai susiję su vyru ir moterim, galim sakyti, organais arba tenais, kas tu toks esi ir ko tu identifikuojas. Tai visiškai nėra susijęs su tai. Esmė yra moteriška energija dabar. Kodėl aš apie tai šneku? Leisk savo jausti. Kai tu leidi savo jausti, tu amplifuoji viską, kas tau yra atsiunčiama. Šitą saulę dabar atsiunčia tavo energiją, kuri suaktyvina tavo DNR. Kai tu leidi savo jausti, kai tu leidi savo kilti, kai tu leidi savo pajusti tą, ką tu jauti 100%, atjungus kairį pusrutulį, kuris galbūt daug atspindi vyrišką energiją, tu tai atjungi ir leidi savo tekėti per dešinį pusrutulį, leidi savo tiesiog atsipalaiduoti ir eiti pasroviui, nes tai yra dabartinė energija, kurią tu gali įsijungti ir pakelti savo gyvenimą.